Tai yra išties labai keista ir šiek tiek nejauku, netgi sakyčiau, neįprasta situacija. Kai tik aš prisijungiau prie šio susitikimo, pastebėjau, kad kažkas jau aktyviai transliavo, todėl buvau labai nustebęs ir šiek tiek sutrikęs dėl tokio netikėto įvykio. Man yra didelis malonumas susipažinti su jumis visais ir aš nuoširdžiai sveikinu visus dalyvius prisijungusius prie šios virtualios erdvės. Norėčiau paprašyti visų dalyvių, kad išjungtumėte savo garso ir vaizdo transliacijas, siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą susitikimo eigą. Jei jūs prisijungėte prie šio susitikimo naudodamiesi kompiuteriu, tuomet kairėje pusėje, pačiame ekrano apačioje, jūs rasite specialius mygtukus, skirtus garso ir vaizdo valdymui. Kad jūsų balsas ar bet kokie aplinkos garsai nepatektų į eterį ir netrukdytų kitiems dalyviams, prašome būtinai išjungti savo mikrofoną. Tai padės išlaikyti tvarką ir užtikrinti geresnę garso kokybę visiems. Kur man išjungti mikrofoną? Čia parašyta garsas, mobilusis telefonas. Taip. Atidžiai pažiūrėjus į telefoną, matysite užrašą garsas. Paspaudus jį, pamatysite taip, gerai pasirodėte. Taip, prašau neįjungti fotoaparato. Labai malonu su jumis susipažinti ir tikiuosi, kad mūsų susitikimas bus produktyvus. Po maždaug 3 minučių bus 9 valanda. Prašau, Oiling, išjunkite garsą ir vaizdą. Ir LT, brek time lygų 0 valandos 5 minutės S ir GT. Sveiki, Park Yong-Wang, man labai malonu su jumis susipažinti. Dabar prašau išjunkite ir garsą ir vaizdą, o vėliau, kai atsiras klausimų, galėsite vėl įsijungti garsą ir užduoti savo klausimus. Taip, sveiki, šiandien. Ar gerai praleidote dieną? Labai tikiuosi, kad jūsų diena buvo išties puiki, kupina teigiamų emocijų, įdomių įvykių ir malonių akimirkų, kurios praturtino jūsų patirtį. Jei norėtumėte pasidalinti savo įspūdžiais, papasakoti apie tai, kas jums nutiko, ar tiesiog pasikalbėti apie bet ką, kas jums rūpi, nedvejodami galite rašyti ir per pokalbį. Aš esu čia, kad atidžiai išklausyčiau viską, ką norite pasakyti, ir jei reikės, atsakyčiau į visus jūsų klausimus. Prašau, palaukite sekundėlę, kol aš pasiruošiu ir patikrinsiu visą reikalingą informaciją, kad galėčiau jums kuo geriau ir efektyviau padėti. Neskubėkite, aš tuojau pat būsiu pasiruošęs tęsti mūsų pokalbį ir aptarti viską, kas jums rūpi. Ačiū už jūsų kantrybę ir supratimą, tai man labai svarbu. Taip. Būkite atsargūs, štai nuotrauka. Taip, kaip ir aš, prašau, išjunkite lietų, išjunkite vaizdo įrašą, pasirodys jūsų veidas. Taip, štai jis. Pažiūrėk. Lipduką užklijavau šitaip paskubomis, bet kai į jį žiūriu šitaip, jis iškrenta atvirkščiai. Sulaukiau skambučio.
Malonu susipažinti. Maniau, kad visa tai išaiškės, todėl prašau išjungti vaizdo įrašą ir garsą. Sveiki, aš esu Johanki, Batronomi atstovė Korejoje. Labai ačiū, kad šiandien susisiekėte. Vėlai vakare papasakosiu apie Batronomi ir apie privalumus. Taigi, jei pažiūrėsite čia, pamatysite Idei Solver One. Jis yra mano rėmėjas Sogiom iš Airijos ir Gautka. Per jį sužinojau apie Batronomi ir pradėjau šį verslą Korejoje. Pirmiausia, leiskite man trumpai prisistatyti. Mano vardas Johanki, gimiau 1981 metais ir gyvenu Seule, Korejoje. Esu vedęs ir turiu šeimą su žmona ir 2 sūnumis. Šiandien pradėjau šiuos mokymus, kad papasakočiau apie šį labai gerą verslą, vadinamą Batronomi. Pirmiausia, pasidalinsiu Batronomi ekranu ir papasakosiu apie Batronomi iš Batronomi. Ar matote tai, ką žiūrite? Taip, tai yra Batronomi svetainė, kurią žiūrite. Jei pažiūrėsite čia, kairėje, viskas išversta į korėjiečių kalbą. Taigi, mes jūs visus gerai informuojame. Jei pažvelgsite į šią Batronomi svetainę, pamatysite, kad ji labai gerai sukurta ir teikia mums informacijos. Tiesą sakant, šiomis dienomis yra daug su sukčiavimu susijusių svetainių. Tačiau matome, kad ši svetainė yra labai gerai sukurta. Neseniai tapau Ponzi schemos, vadinamos AFIT auka. Tačiau pačios programėlės negalima atsisiųsti iš Play Store ar Apple Store. Keista tiesa. Negalėjau jos atsisiųsti iš parduotuvės į savo Galaxy ar iPhone. Ir negalėjau paleisti programėlės Autovei. Ar žinote kodėl? Autovei galioja labai griežti finansiniai įstatymai dėl sukčiavimo, todėl bausmės yra labai griežtos. Šiaurės Amerikoje sukčiavimo programėlė AFIT negalėjo veikti. Dabar ši Batronomi, kurią matote, yra vien kompiuteriai. Batronomi yra vien kompiuteriai. Taigi, kiekvienas gali lengvai pasiekti šią svetainę. Ar ši Batronomi svetainė gali veikti Autovei ar ne? Žinoma, gali. Tunnelby to VPN. Atsisiunčiau programėlę ir ją paleidau. Ji puikiai veikia Autovei, Kanadoje ir Šiaurės Amerikoje. Šioje svetainėje lengvai rasite informacijos apie visas įmones. Būtent čia galime jomis pasitikėti. Sukčiavimo bendrovės, finansinės piramidės sukčiavimo aferos ir panašios bendrovės skaidriai mums visko neatskleidžia. Jos slepia ir nutyli dalykus. Tačiau mūsų įmonė Batronomi jums atskleidė viską, įskaitant tai, kaip ši svetainė uždirba pinigus ir kokias formules dirbtinis intelektas naudoja jiems apskaičiuoti. Taigi, galime labai dėl to atsiprašyti. Jei būsite racionalūs, jei čia spustelėsite kiekvieną ir ramiai perskaitysite, linktelėsite galvą ir pasakysite, ai, visa ši informacija yra apie tai, kaip mes galime uždirbti pinigų ir kas yra Batronomi. Mes galime viską atrasti, tiesą sakant, neseniai patyriau labai skaudžią patirtį. Pristačiau Batronomi vienam žmogui, bet jis peržiūrėjo visą svetainę ir pasakė, ei, tai sukčiavimas. Ar tai įmanoma? Turime turėti tokį mąstyseną ir būti sveiko proto, viską ištyrę. Turime nustatyti, ar tai tikra ar ne. Kai paspaudžiau nuorodą, turėjau vadovautis savo racionalumu ir priimti sprendimą. Tiesa?
Bet vietoj to įėjau ir išgirdau žmonės sakant tokius dalykus kaip ei, tai sukčiavimas ir tai man tikrai sudaužė širdį. Normalus žmogus, turintis tikrą racionalumą, nueitų ir pažiūrėtų, ką šis žmogus sako, kokią informaciją jis turi, kaip įmonė uždirba pinigus, kokios įmonės stipriosios pusės ir panašiai. Tada galite priimti racionalų sprendimą. Tai, kad Batonomy šią informaciją paskelbė viešai internete, kad kiekvienas galėtų su ją susisiekti ir lengvai ją pasiekti, suteikia mums daug pasitikėjimo. Kaip jau minėjau anksčiau, nesąžiningos įmonės taip neatsiveria. Jos bando nuslėpti ir nuslėpti dalykus. Dirbdamas su šia svetaine supratau, kad įmonė turi uždirbti daug pinigų, kad galėtų teikti dosnią grąžą tokiems investuotojams kaip mes. Taigi mes, investuotojai, turime žinoti, kaip ši įmonė, į kurią investavau, uždirba pinigus. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį turime žinoti. Tačiau Batonomy šioje svetainėje paviešino viską apie tai, kaip įmonė uždirba pinigus. Tai mane labai džiugina. Pirmiausia, paaiškinsiu, kaip įmonė uždirba pinigus. Jei pažvelgsite į paveikslėlį, kurį matote, įmonė uždirba pinigus. Štai būdas užsidirbti pinigų. Pirma, jūs sakote, kad įmonė uždirba pinigus metodų, vadinamų Haikal lažybomis. Haikal lažybos daugeliu atžvilgių vadinamos arbitražu. Tai buvo išversta į korėjiečių kalbą, tačiau originale yra žodis arbitražas. Ką reiškia Haikal? Tai reiškia nerizikingą sandorį. Paprastai tariant, nėra jokios rizikos. Ši Haikal sistema yra viena iš sporto lažybų strategijų. Ji uždirba pinigus iš visų to paties žaidimo rezultatų, tačiau tai yra būdas įvairioms sistemoms mokėti skirtingus laimėjimus. Taigi, yra daug svetainių, tiesa? Vienos išmoka, kai laimi A komanda, o kitos, kai laimi B komanda. Taigi, jei pasitelksime savo protą ir išmintingai paskirstysime pinigus, pelno gausime net jei laimės A komanda ir pelno gausime net jei laimės B komanda. Tai vadinama Haikal lažybų arbitražu. Taigi, Batonomy įmonė, į kurią investavote, Batonomy, naudoja dirbtinį intelektą, kad užsidirbtų pinigų Haikal arbitražo būdu. Taigi, nesvarbu, ar laimi A komanda, jūs gaunate pelną, o jei laimi B komanda, jūs gaunate pelną. Kadangi A ir B komandų laimėjimo tikimybė kiekvienoje svetainėje skiriasi, nesvarbu, kur statome, tai ne mūsų problema. Dirbtinis intelektas gali laimėti pinigų ir gauti pelno, nesvarbu, kur stato. Antra, yra klasikiniai lažybos. Tie, kurie naudojasi klasikinėmis lažybomis, puikiai žino šį metodą. Prieš nustatydamas ribą, dirbtinis intelektas analizuoja kiekvieną komandą, renka statistiką ir skaičiuoja. Taigi, investavimo metodas, pasirenkant labiausiai tikėtiną rezultatą, yra klasikinės lažybos. Jums reikia žinoti, kad dirbtinis intelektas yra dirbtinis intelektas. Jis dirbtinai pridėjo progresą. Štai kodėl jis yra pranašesnis už mus žmonės. Dirbtinis intelektas yra protingesnis ir turi ilgesnę ištvermę nei jūs. Taigi, dirbtinis intelektas atlieka sudėtingus skaičiavimus ir parenka laimėjusią komandą, remdamasis algoritmais ir įmonės sukurtomis formulėmis. Tai tradicinis sporto investicijų lažybų metodas. Pakeiskime tai mums, žmonėms. Taip yra todėl, kad mes, žmonės, turime emocijas. Jūs, vaikinai, dažnai priimate neteisingus sprendimus dėl emocijų.
Taigi, kai esame laimingi, kai liūdime, kai esame vieniši, kai pykstame, jei mus kontroliuoja šios emocijos, jūs, vaikinai, priimate daug neteisingų sprendimų. Štai kodėl dėl šių emocijų mes nusižudome ir dėl šių emocijų kenkiame kitiems. Ir dėl šių emocijų mes darome neteisingas investicijas ir priimame neteisingus sprendimus, tiesa? Pinigai tiesiog dingsta? Ar nerimaujate? Taigi, neturėjai kito pasirinkimo, kaip tik parduoti, ar ne? Turiu palaukti ir pamatyti, kas nutiks, bet mane stebina, kad akcijų, į kurias investavau, kainos vis krenta, tiesa? Todėl dėl tų emocijų priimame neteisingus sprendimus. Tačiau pažiūrėkite į dirbtinį intelektą, AI neturi jokių emocijų. AI taip pat neturi valios. Todėl AI neturi ir sėkmės, jis nesitiki nei atsitiktinės sėkmės, nei laimės. O kaip mes, žmonės? Mes sakome, oi, jam pasisekė, jis tikisi sėkmės, jūs visi tikitės laimės, bet AI nei tikisi sėkmės, nei nori atsitiktinumo, nei laukia laimės. O kas yra AI? Jis tiesiog skaičiuoja. Nesivadovauja emocijomis, tiksliai atlieka skaičiavimus ir pagal gautus rezultatus priima sprendimus. Kaip tai vyksta? Tai reiškia, kad AI investuoja ir stato. Štai ką reiškia klasikinis statymas, AI analizuoja rungtynes ir atlieka statistinius skaičiavimus visiškai neutraliai, be jokių emocijų, tiksliai skaičiuoja ir pagal sudėtingus algoritmus, remdamasis gautais rezultatais, investuoja ir stato. Žinokit, aš čia labai daug apie tai galvojau. Pats žodis statymas mums dažnai skamba nemaloniai. Statymas, lošimas. Ar tai ne azartiniai žaidimai? Galime taip galvoti. Bet žinokit, dėl ko jums nereikia dėl to nerimauti, kas yra tikroji lošimo rizika. Lošime slypi noras pasisavinti kitų žmonių pinigus. Ir ta būsena, kai laimi ir vėl nori laimėti dar daugiau, tiesa? O kas nutinka, kai pralaimi pinigus? Jaučiamės nusivylę, jaučiamės apgauti, tokie jausmai mumyse kyla. Štai kodėl lošimas yra pavojingas. Todėl valstybė ir laiko lošimą neteisėtu. Bet žinokit, mes Batleonomy nesame lošėjai. Mes nestatome už A komandą ar B komandą. Čia nėra tokios lošimų sistemos. Mes investuojame į Batleonomy įmonę, o Batleonomy sukurta dirbtinio intelekto sistema atlieka statymus už mus, tačiau dirbtinis intelektas neturi lošėjo mąstysenos. Jis yra tik intelektas, neturi nei jausmų, nei valios, todėl dei nesiekia pasisavinti kitų pinigų, o jei pralaimi, netrokšta atgauti prarastų pinigų. Taip pat dei nejaučia nei pykčio, nei apmaudo dėl pralaimėjimo. Todėl, kalbant apie moralinės ir etinės problemas, investuotojai gali jaustis laisviau. Batleonomy tai ne lošimas. Žinokit, tai nėra lošimas. Dirbtinis intelektas skaičiuoja, vertina, analizuoja ir remiasi statistiką, pagal gautus rezultatus tai tiesiog investuoja ir atlieka statymus. Ar tikrai norėtumėte užkrauti kaltę dei, kuris neturi nei jausmų, nei valios? Ne, dei neturi sąžinės. Žiūrėkit, aš paspaudžiau žodį algoritmas. Tuomet galime matyti sudėtingas formulės ir skaičiavimus, kuriuos sukūrė įmonė. Štai čia pateiktos formulės. Žinokit, aš pats nesu geras matematikas, todėl iš tikrųjų sunkiai jas suprantu. Bet mes galime matyti tas formulės ir skaičiavimus, kuriuos sukūrė įmonė. Tai yra įmonės sukurta formulė. Tokia, kurios mes net nežinome, bet dei naudoja šias formulės, atlieka skaičiavimus ir pagal gautus rezultatus investuoja.
Svarbu, kad tai suprastų. Stumėte. Ir mes galime išvengti nelegalaus lošimo. Grįžtant prie pirmo punkto, kaip įmonė dar uždirba pinigus. Čia matome, kad įmonė kuria ir parduoda programinę įrangą. Ką tai reiškia? Kaip minėjau anksčiau, Pirmas – Haikol arbitražas, antras – klasikiniai statymai tiesa, analizuoja rungtynes ir daro statistikas. Visa tai įmonė yra pavertusi programomis, tai yra jų turima technologija. Haikol arbitražas, taip, tai irgi įmonės technologija. Klasikiniai statymai per DEI, tai irgi unikali įmonės technologija. Todėl jie gali parduoti šias programas programinę įrangą. Taigi, kaip įmonė elgiasi su savo sukurta DEI programinė įranga ir programomis? Pardavę jie gali gauti pelno. Taigi įmonė uždirba 3 būdais – per DEI pagrįstą Haikol arbitražą, per DEI pagrįstus klasikinius statymus ir trečias – parduodama sukurtą DEI. Taip įmonė uždirba pinigus. Kaip minėjau anksčiau, įmonė turi uždirbti daug pinigų, kad galėtų suteikti pelno investuotojams. Įmonės pelningumas yra tikrai didelis. Įmonės pelningumas yra labai geras. Ruošdamasis surinkau įvairios medžiagos, štai matote čia, ar ne? Vidutinė mėnesio grąža yra nuo 15 iki 30%. Čia parašyta, kad įmonė per mėnesį uždirba 15–30% pelno. Pavyzdžiui, kai jūs perkate iPhone telefoną, Apple pelno marža, nors ir nėra visiškai tiksli, yra apie 20–30%. Tačiau mūsų įmonė uždirba 15–30% per mėnesį, tai labai aukšta grąža. Betronomi įmonė surenka investuotojų pinigus. Aš pats investavau. Čia yra žmonių, kurie investavo ir tokių, kurie dar neinvestavo, bet surinkę daug investuotojų pinigų, įmonė gali mums suteikti pelno. Taigi, surinkusi investuotojų lėšas, DEI investuoja į sporto statymus ir uždirba mažiausiai 15%, daugiausiai 30% pelno. Tai tikrai labai gera grąža. Kadangi įmonės pelningumas didelis, ji gali mums palikti daug pelno. Kaip žinote, jei investuojate $1000, apie 1,4 milijono vonų, kasdien galite gauti kelis procentus pelno iki 1%. Investavus $5000 gaunate 1,5% pelno, o investavus $10,000 2% pelno. Kadangi įmonė uždirba daug pelno iš savo veiklos, ji gali investuotojams pasiūlyti tokią aukštą grąžą. Iš pradžių mane tai labai nustebino, ar tikrai įmanoma gauti tokį neįtikėtiną pelną. Pabandykite padėti pinigus į banką, ten per metus gausite labai mažą procentą. O čia grąža 1%, 1,5%, 2% priklausomai nuo investuotos sumos skirtingi procentai. Tai labai aukšti skaičiai, tikrai įspūdinga. Todėl daugelis žmonių klaidingai mano, jei tiek daug moka, gal čia apgaulė, gal čia Ponzi schema, taip žmonės kalba. Kas yra Ponzi schema? Tai kai iš naujų investuotojų surinkti pinigai išmokami senesniems investuotojams, tai ir yra Ponzi schema. Bet ką jūs turite žinoti? Didžiausias Ponzi schemos bruožas yra tas, kad tokios įmonės niekada neinvestuoja į savo ateitį. Kuo pasižymi Ponzi schemos ar apgaulingos įmonės? Jos niekada neinvestuoja į savo pačios ateitį. Kodėl jos to nedaro?
Jiems tai reikia pasisavinti klientų pinigus, tiesiog pritraukti naujų investuotojų, iš jų ištraukti pinigus ir pasisavinti. Todėl tokios įmonės niekada neinvestuoja į savo ateitį. Dabar pažiūrėkite į Samsung. Ar Samsung yra Ponzi schema ar apgaulinga įmonė? Ne, Samsung nuolat investavo į savo ateitį, į pačią įmonę. Jūs tikriausiai žinote, ką jie padarė su garso įrangos įmonė, tiesa? Jie įvykdė įsigijimą ir susijungimą, nupirko Harman Kardon įmonę. O ką jie padarė su ta technologija? Perkėlė ją į Samsung. Samsung? Jie nuolat investavo į ateitį. Samsung investavo. 2025 metrų Samsung už 2,4 trilijono wonų įsigijo Pledtech Group. 2024 metrų jie įsigijo Offord Cement Technologijas, dirbtinio intelekto technologijų įmonę. Dabar Samsung Galaxy turi AI technologijas, aplenkė iPhone. 2015 metrų Samsung įsigijo Lopai. Jie investavo. Tai tapo pagrindu Samsung įkūrimui. Taigi Samsung nuolat investuoja į ateitį. Tačiau Ponzi tipo apgaulingos įmonės ar neteisėtos investicinės bendrovės rūpinasi tik tuo, kaip išsiurbti klientų pinigus, todėl jos niekada negalvoja apie ateitį ir neinvestuoja į ją. Tačiau mūsų betnomi įmonė investuoja į ateitį ir tai tikrai nuostabu. Jie nesiekia tik pasipelnyti iš klientų pinigų, bet iš tikrųjų investuoja į ateitį. Aš paruošiau tam tikrą medžiagą, kurią noriu jums parodyti. Štai betnomi medžiaga. Čia matote betnomi future ateitis. Šią medžiagą pateikia pati įmonė. Nors čia yra daug nereikalingos informacijos, bet matome, kad įmonė, kaip ir Samsung, investuoja į ateitį. Jie ne tik užsima lažybomis, bet ir planuoja teikti tiesioginio srauto paslaugas. Betnomi juk yra sporto lažybų įmonė, tad ateityje galėsime stebėti sporto varžybas realiu laiku, analizuoti jas, o įmonė nuolat investuoja į tokių sistemų kūrimą. Čia pateiktas įmonės veiklos planas, jie ruošiasi ateičiai. Matome, kad iki 2028 metų įmonė turi aiškų veiklos planą ir investuoja į ateitį. Toliau pateikiama dar daugiau informacijos apie investicijas į ateitį, pavyzdžiui, VR. Jie planuoja investuoti į virtualią realybę, kad ateityje galėtume likti namuose, bet jaustis tarsi patys dalyvautume sporto varžybose, investuoti ir iš tikrųjų patirti tą jausmą. Tokie įvairūs dalykai. Įmonė šiuo metu ruošiasi tam. Kaip jau minėjau anksčiau, apgaulingos įmonės neinvestuoja į ateitį. Tačiau mūsų Betrolnom įmonė ruošiasi ir investuoja į ateitį, todėl mes galime šiek tiek labiau pasitikėti šią įmonę ir ją tikėti. Norėčiau, kad tai žinotumėte. Todėl iš tikrųjų ir aš, skaitydamas tokius tekstus, ne viską suprantu 100%. Yra tam tikrų dalykų, kurių aš visiškai nesuprantu, bet Betrolnom įmonė mums nuolat sako, kad jie aktyviai investuoja į mus ir rodo labai gerą pavyzdį ateičiai, kuris yra tikrai svarbus. Dabar pereikime prie kitos medžiagos. Gerai, pirmiausia prisijungsiu ir parodysiu jums kitą informaciją. Taigi, kai užsiregistruojate ir investuojate, svarbiausias dalykas yra pinigai. Kiekgi reikia investuoti ir kiek pinigų galima uždirbti, juk tai jums svarbiausia, tiesa? Todėl apie tai jums ir papasakosiu. Kaip matote, kai užsiregistruosite Betrolnom ir prisijungsite, savo paskyroje galėsite pasirinkti strategijos skiltį.
Strategijų skiltyje yra 7 galimybės. Yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 investavimo būdai. Jie skiriasi priklausomai nuo sumos. Kaip matote, čia viskas nurodyta doleriais. Jei investuosite $25, per 5 dienas gausite pelną. $25 mūsų šalies pinigais būtų apie 40 000 vonų ir kasdien gaunate 0,5% pelno. Jei investuojate $25, tai yra 40 000 vonų, gaunate 0,5%, taigi 1% nuo 40 000 yra 400 vonų, o 0,5% tai 200 vonų pelno. Per kiek dienų? Per 5 dienas. O kas vyksta po to? Galima reinvestuoti. Parašyta $25 brūkšnys ir 199, investuoti nuo 25 iki 199. Tai kiek kartų galima? Jei investuočiau 6, 7 ar 8 kartus, ar pasiektų 199? Kai sakau, net nesigauna suskaičiuoti, bet iš tiesų, jei investuoji ir per dieną uždirbi tik 200 vonų, tai geriau to nedaryti. Kaip matote, jei investuojate $200, 280 000 vonų, gaunate 0,75% pelno 40 dienų. Ir pagrindinė suma lieka nepaliesta. Taigi po 40 dienų galite nuspręsti, ar norite tą investuotą sumą reinvestuoti ar atsiimti atgal. Kiekvieną dieną gaunate pelną, draugai. Tai jaučiasi tikrai gerai. Tai labai džiugina, jis išeina kiekvieną dieną, taigi šis Betron Omi iš tikrųjų yra artimesnis fondui. Žmonės fondai kaupia pinigus ir teikia grąžą investuotojams, o kadangi jie generuoja grąžą kiekvieną dieną, džiaugsmas rasti pinigų yra didžiulis. Žiūrėkite, aš irgi esu investavęs į kriptovaliutas. Bet žinokite, su kriptovaliutomis negalite kasdien pasiimti pinigų. Turite laukti, kol jos pakils. Tas laukimo laikas yra tikrai skausmingas. Jos gali ir nukristi. Tačiau Betron Omi kaip fondas suteikia investuotojams grąžą, todėl pagrindinis privalumas yra tas, kad pinigus galite pasiimti kiekvieną dieną. Toliau dar yra ir $1000 variantas. Jeigu investuosite apie $1000, tuomet, žinokite, galite gauti tikrai įdomią ir nemažą grąžą. $1000 pirmas valanda 14 minučių milijono vonų. Investavus į dolerius per 120 dienų gautumėte apie 14 000 vonų pelno. Tie $1000 išlieka jūsų sąskaitoje. Vėliau galėsite vėl investuoti iš naujo. Galite reinvestuoti arba galite atsiimti pinigus, pasirinkimas bus jūsų. Yra ir $5000 variantas. O kas yra tie $5000? Tai maždaug 7 milijonai vonų. Jeigu investuosite 7 milijonus vonų, kasdien gausite 1,5% pelno. Tai reiškia, kad per dieną uždirbsite apie 100 000 iki 111 000 vonų. Yra vienas svarbus dalykas, kurį turite žinoti. Pelno negausite vonais, jis išmokamas doleriais. Tai doleriai, bet išmokami kriptovaliuta. Tai vadinama V-statei, tai yra dolerio atitikmuo. Jie išmoka mums doleriais, bet per kriptovaliutą, skaitmeninę valiutą. Žinoma, pinigai lieka gyvi. Vėliau galite juos reinvestuoti. Ir didžiausia suma, kurią galime investuoti, draugai, yra $10 000. Ar ne taip? Jei investuojate $10 000, kasdien gaunate 2% pelno. Argi tai nenuostabu, draugai? Aš buvau visiškai nustebintas. Jei investuojate apie 14 milijonų vonų, kasdien gaunate apie 2%, tai yra maždaug 280 000 vonų pelno. Ir taip kelias dienas, ne 280 dienų. Taigi paskaičiavus, jei 14 milijonų vonų investuojama 280 dienų, gaunama apie 75 milijonus vonų pelno. Kas svarbiausia? Pagrindinė suma išlieka. Todėl po 280 dienų galite atsiimti tuos pinigus arba vėl investuoti iš naujo. Jei pažiūrėsite, čia deimantas, čia titanas, pelnas didesnis. Kas tai? Čia 3%, čia 3,5%. Pelnas auga su sudėtinėmis palūkanomis.
Jeigu investuojate 1000, gaunate 3 procentus pelno atsiimti 200 dienų. Taigi, kitą dieną vėl 3 procentai, dar kitą dieną vėl 3 procentai ir taip toliau, viskas kaupiasi ir didėja su sudėtinėmis palūkanomis. Tačiau negalite atsiimti pinigų kasdien. O kas nutinka po 200 dienų? Tada jau galite atsiimti pinigus. Suma bus neįtikėtinai išaugusi. Tačiau vėliau pakartotinai investuoti jau negalėsite. Ir tada, kai pasibaigia jūsų laikotarpis, praėjus 200 dienų ar daugiau nei pusmečiui, galite išsiimti pelną. Todėl čia nėra taip jau liūdna. Šiame variante pelną galima pasiimti kasdien, todėl nuotaika tikrai gera. Yra smagu atsiimti pinigus, bet šiuo atveju reikia išlaukti 200 dienų. Dėl to tai šiek tiek sunku, tačiau yra privalumas, kad pelnas auga su sudėtinėmis palūkanomis. Čia yra Titano variantas. Kaip matote, čia duoda 3,5 procento daugiau. Tai pats stipriausias variantas. Bet kas už tai? Reikia laukti 300 dienų. Reikia laukti 10 mėnesių. Kaip matote, čia parašyta $1000, bet iš tikrųjų čia gale nėra limito. Galite įdėti po $1000 5, 10 ar net 200 kartų. Praeitą kartą mačiau, kad kažkas, jis buvo užsienietis. Jis įdėjo $35 000 šiuo būdu. $35 000. Tiksliai neatsimenu, ar tai buvo 35 000, bet jis tai padarė. Kažkas paskaičiavo, kad su 3,5 procentais po 300 dienų tai tampa didžiulė suma ir įkėlė šį skaičiavimą. Todėl šis Najamonas ir Titanas, tiesą sakant, yra šiek tiek bauginantys. Kadangi reikia laukti 300 ar 200 dienų, todėl jums rekomenduoju, jei jau nuspręstumėte tai daryti, pradėti ne nuo didelės sumos, o nuo mažesnės, pavyzdžiui, investuoti apie $1,000, tai yra maždaug 1 400 000 vonų ir uždirbti apie 14 000 vonų per dieną. Bet žinokite, pinigai ateina doleriais. Įkrenta $10. Taigi, kai įkrenta tie $10, manau, kad tokia suma yra tinkama mažoms investicijoms. Yra vienas dalykas, kurį dažnai sakau, visgi mūsų gyvenimas ilgas. Mes nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Šis Betron OMI yra investicija susijusi su dirbtiniu intelektu. Juk mes nelabai išmanome apie dirbtinį intelektą. Mes turėtume žinoti ir mokytis, bet jeigu jūs investuosite į Betron OMI, pradėsite suprasti apie dirbtinį intelektą, o kartu mokysitės ir suprasite įvairius dalykus apie kriptovaliutas ir kitus susijusius dalykus. Kas tada nutinka? Ateityje, kai susidursime su panašiu verslu ar net labiau pažengusiu verslu, mes galėsime lengvai į jį įsilieti. Bet jei mes visiškai nieko nežinome ir vėliau susidurime su pažangesniu verslu, mums bus baisu į jį įžengti. Nes nežinome. Tačiau užsiimant Betron OMI, tam tikra prasme tai yra procesas. Štai šis procesas. Kai užsiimame Betron OMI, mokomės apie dirbtinį intelektą, kriptovaliutas ar skaitmeninius pinigus, vėliau, kai pasirodys dar labiau pažengęs verslas, mes jau būsime geriau pasiruošę ir galėsime lengviau prie jo prieiti. Juk dabar gyvename 100-mečio amžiuje. Netgi 110 metų amžiuje. Vėliau, kai pasensite, negalėsite užkrauti savo naštos vaikams. Dabar gimstamumas mažas, todėl mūsų ateityje bus dar daugiau. Jaunų žmonių beveik nėra, bet kai ateis tas laikas, negalėsite prašyti pagalbos iš vaikų, todėl iš anksto išmokite investuoti. Per Betron OMI galite išmokti investuoti ir sužinoti, kas yra dirbtinis intelektas ir noriu jums pasakyti, kad tai gali padėti mūsų senatvėje gyventi šiek tiek patogiau. Na, o dabar pereikime prie kito meniu ir pakalbėkime, kaip, sakiau, įmonė uždirba pinigus. Įmonė uždirba savo pinigus per statymus ir čia visi rezultatai yra pateikiami visada visiškai skaidriai bei tikrai aiškiai. Čia matote Los Angeles Dodgers, Philadelphijos Phillies, nežinau ar tai amerikietiškas futbolas ar beisbolas. Bet kai vyko šios rungtynės, AI atliko statymą. Čia matote žalią ir raudoną šviesą. Žalia reiškia, kad AI laimėjo statymą.
Žalia reiškia, kad statymas buvo sėkmingas, o raudona, kad statymas nepavyko. Tai reiškia, kad nepataikė. Na, bet pažiūrėkite čia į sujūną. Čia, kaip matote, tai koeficientas ar kažkas panašaus, o čia laimėjo Filadelfijos Phillies. Bet ir AI pastatė už tai. Todėl gauna 2,08 pelno. Tai 2,08 karto. Taigi išėjau su 10 000 vonų ir laimėjau 28 butelius. Ar teisingai? Čia 5,5 AI 10 000 vonų laimėjo 55 000 vonų. Tai reiškia, kad gausite 5 kartus daugiau vandens. Tai tikrai įspūdinga. Draugai, pabandykite investuoti į kriptovaliutas. Jei norite, kad vertė padvigubėtų, reikės labai ilgai laukti. Bet šios 3 sporto lažybų vietos turi tikrai didelį pyragą ir mastą. Aš iš tikrųjų niekada nesu lažinęsis ir nemoku žaisti Go. Aš net kortomis nemoku žaisti. Aš nevartoju alkoholio, nerūkau, gyvenau sveikai, bet sužinojęs apie šį pasaulį, supratau pasaulis, kurio nepažinojau. Tai, kas čia priekyje, yra kas. Skaičiai reiškia, kad uždirbta 1,7 karto, 5,5 karto daugiau. O kas yra tas income gale? Tai reiškia grynąjį pelną. 55 000 vonų, ar ne? Jei statote 10 000 vonų, laimite 55 000 vonų, grynasis pelnas 45 000 vonų, 450%, 10 000 vonų nukeliavo kažkur kitur. Yra įvairių išlaidų, pinigų mokėjimas investuotojams. Po to, kai tos lėšos buvo išleistos, buvo gautas 450% grynasis pelnas. Bet jei pažiūrėsite čia, pamatysite, kad per dieną vyksta ne vienos rungtynės. 16 dieną vyko 1, 2, 3, 4, 5 rungtynės. Per 5 rungtynės buvo pasiektas toks didelis grynasis pelnas. Todėl mes galime investuotojams išmokėti didelės sumas. Kaip jau minėjau anksčiau, iš pradžių labai abejojau tuo. Tai atrodė visiškai neįtikėtinas grynasis pelnas. Tačiau, kai supratau sporto lažybų pasaulį, supratau ir šitą dalyką. Štai kodėl įmonė mums moka pelną, nes investicijos duoda grąžą. Bet jei gerai paieškosite, tarp visų jų yra net ir Pietų Korėjos futbolo rungtynių. Aš pats neseniai stebėjau vienas futbolo rungtynės. Buvo net rungtynės tarp Anjango FC ir Daejeono. Tai kaip AI gali taip uždirbti pelną? Tai vadinama arbitražu, skirtumų prekyba ir klasikinių lažybų būdų. AI analizuoja ir vertina komandas, skaičiuoja ir pagal gautus rezultatus jūs atliekate statymus. Šitaip ir gaunami tokie rezultatai. Bet jūs turite žinoti, kad mūsų Betrol.omi niekada neturi jokių ryšių su nelegaliomis lošimų svetainėmis. Tai yra labai svarbu. Yra tokių nelegalių lošimų svetainių. Turime žinoti, kad mes niekada nebendradarbiaujame su tokiomis svetainėmis, o dirbame tik su tomis, kurios turi teisėtą licenciją pripažintą valstybės. Maždaug 40 minučių trumpai jums papasakojau apie Betrol.omi. Dabar mano ekraną. Reikės vėl parodyti savo veidą. Ar matote mano veidą? Ar yra kas nors, kas turi klausimų? Jei turite klausimų, įjunkite mikrofoną ir užduokite juos man. Atsakysiu kuo nuoširdžiau ir išsamiau. Ar tikrai nėra klausimų? Kiek žmonių šiandien prisijungė?
Aš klausimą. Ar tikrai neturite klausimų? Kitą kartą vėl susirinksime tokiam pačiam seminarui. Tada, jei kils klausimų, drąsiai klauskite manęs. Aš nuolat palaikau ryšį su įmonė. Man svarbiausia buvo išsiaiškinti, ar tai apgaulė ar melas, ir iki šiol labai stengiausi tai įrodyti, nuolat tikrinau, ar čia nėra apgaulės ar melo. Tačiau pagal savo sąžinę iki šiol jokios apgaulės neradau. Man šiek tiek padėjo atskirti, nes esu patyręs panašią apgaulę su AI, kuri buvo neteisėta investicinė įmonė, ir dėl to man teko išgyventi daug skausmo. Todėl galėjau suprasti šios platformos esmę, o lygindamas AI su šia įmonė, galėjau jums parodyti, kuo jos skiriasi ir kodėl taip yra. Taigi, nors dėl ankstesnių investicijų patyriau didelių nuostolių ir LTA brek time lygų 0,5 S ir GTA, būtent tai leido man geriau susipažinti su šios platformos prasme. Beje, ar mūsų investuotojas Park Jong-kwan gyvena Busane? O gal jis gyvena Ulsane? Dabar įmonė nuolat deda daug pastangų, kad tobulintų mūsų platformos prasmę. Todėl norime sukurti ir platformos teminę muziką, suburti grupę, juk K-pop yra labai garsus. Taip pat planuojame reklamuoti platformą per šią grupę, bet nors pradžioje vartotojų skaičius sparčiai augo, dabar išgyvename šiokį tokį sąstingį. Tikiuosi, kad ateityje įmonė dar labiau tobulės. Taigi, susirinko apie 25 žmonės. Jei turite kokių nors klausimų, drąsiai klauskite. Galite rašyti ir per pokalbių langą. Nėra? Niekas neturi klausimų? Atrodo, kad kalbėjau tik aš vienas. Niekas neturi klausimų? Jei kas nors turi klausimą, įsijunkite mikrofoną ir paklauskite. Jei nėra, gal niekas nerašo ir per pokalbių langą? Kaip jums šiandienos paskaita? Ar buvo įdomu klausytis? Na, tuomet šiandienos paskaitą baigsiu. Baigsiu paskaitą apie Batrol reikšmę. Labai dėkoju visiems, kurie šiandien prisijungėte. Sakote, kad žiūrėdami į temą, kuri jūs domino, gavote atsakymus į savo klausimus. Ačiū jums, ačiū už jūsų pastangas, ačiū visiems už bendrą darbą. Taip, ačiū jums. Visi galite išeiti. Šiandien čia ir baigsime. Taip, galite išeiti.